Sveiki. Kai šovėm, tai šovėm, arba kai išsprogo, tai išsprogo. Šiandien ryte paleidom naują tyrimą, naujieji lietuviai, apie tai, kaip mažiausiai 2 Rusijos oligarcho Romano Abramovičiaus vaikai turėjo, o gal ir tebeturi lietuviškus pasus. Ko iš tikrųjų nesitikėjom, kad politinė reakcija į mūsų darbą bus 2 valandos po to, kai mes paleidom medžiagą. Bet iš tikrųjų taip ir buvo. 2 valandos po tyrimo pasirodymo neplanuotą spaudos konferenciją surengė vidaus ministrė Agnė Bilotaitė ir pasako tai, ką pasako. Paklausykime. Pirmiausia, norėčiau sureaguoti į šitą pasirodžiusią informaciją ir labai aiškiai pasakyti, kad lietuviškas pasas negali būti priedanga sankcijų apėjimui. Ministrė sako, kad lietuviškas pasas negali būti priedanga sankcijų apėjimui. Bet labai panašu, kad buvo. Nes iš mūsų ir kolegų iš The Guardian surinktos medžiagos labai akivaizdu, kad mažiausiai 2 lietuviški pasai buvo panaudoti 2022 metais vasario mėnesį, perkeliant didelės dalies Romano Abramovičiaus turto kontrolę į jo vaikų rankas. Taip, tik tai priminsiu, paties Abramovičiaus dalis 10 fondų buvo sumažinta iki 49% arba mažiau. Yra plačiai paplitus nuomonė, kad tokiu būdu buvo bandoma apeiti kai kuriuose šalyse veikiantį sankcijų reguliavimą, kuomet turtas yra įšaldomas, jeigu sankcionuotas asmuo valdo daugiau negu pusę akcijų. Šiuo atveju 49% nėra pusė. Ir žinom, kad 2 iš Romano Abramovičiaus vaikų turėjo Lietuvos pilietybės. Ar tebeturi? Kai paleidom medžiagą, mes to nežinojom. Šiandien sužinojom bent tiek. O tie 2 pasai, apie kuriuos eina kalba, jie turbūt, jeigu ne tą pačią dieną, tai labai panašių metų išduoti ir jie yra pratęsti, teisingai suprantu. Na, jeigu pilietybės nėra atimtos, tai jeigu asmenys nėra netekę Lietuvos pilietybės, jie turi teisę gauti pasus. Vos pasirodžius mūsų medžiagai buvo svarstoma, kad galbūt Abramovičiaus vaikams susišvietė perspektyvos patirti Margaritos Drobesko likimą ir prarast tas pilietybės, kurias jie tyliai prieš 10 metų įgijo. Panašu, kad tai yra neįmanoma. Tai yra neįmanoma dėl to, kad Margaritai Drobesko Lietuvos pilietybė buvo suteikta išimties tvarka. O šiuo atveju kalba eina apie pilietybės atkūrimą. Atkūrimą tuo pagrindu, kad Romano Abramovičiaus seneliai buvo Lietuvos piliečiai ir pagal Lietuvos teisės aktus galimybę atkurti Lietuvos pilietybę turėjo ir jų vaikai, ir jų anūkai, tai yra Romanas Abramovičius pavyzdžiui, ir jų proanūkiai, tai yra Romano Abramovičiaus vaikai. Ir vidaus reikalų ministrė turėjo pripažinti faktą, kad šiuo atveju pilietybės panaikinimas bent jau dabartinėje situacijoje yra neįmanomas. Šiuo metu dabar galiojantis pilietybės įstatymas numato galimybę atimti pilietybę išimties tvarka, tik išimties tvarka gavusiems pilietybę, kai asmuo kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, nacionalinio saugumo interesams ir viešai reiškia palaikymą Lietuvai ir ES priešiškai valstybei. Vidaus reikalų ministrė atvirai sako, kad yra jau imtasi iniciatyvos ir bus perrašinėjami įstatymai tam, kad būtų praplėstos Lietuvos valstybės galimybės atimti pilietybę iš tų, kurie yra traktuojami kaip grėsmė nacionaliniam saugumui. Net jeigu pilietybė yra atkurta tokiais pagrindais, kokiais ją gavo Romano Abramovičiaus vaikai. Taip pat žinom, kad bent jau pats Abramovičius Lietuvos pilietybės neturi. Bet pati apmaudžiausia dalis visos šios istorijos, bent jau mano suvokimu, yra tai, kad migracijos departamentas nusprendė, jog Abramovičiaus giminė, išskyrus patį Abramovičių, visi išskyrus Abramovičių yra nevieši asmenys, kad apie juos informacijos teikti nereikia. Daugiau komentuoti nenorėčiau, nes iš ties kalbama apie privačius asmenis, kurie nėra sankcionuojamų asmenų sąraše ir pagal teisės aktus jie turi teisę į privatumą. Na kągi, belieka laukti, kokie bus vidaus reikalų ministerijos siūlymai ir kokių priemonių bus imtasi. Iš tikrųjų keista ir paradoksali situacija, kad netgi šiandien 2 dienos po to, kai mes migracijos departamentui perdavėm tikslę informaciją apie bent jau 2 lietuviškų pasų šeimininkus, vis dar Lietuvos tarnybos nežino, kiek Abramovičių turi Lietuvos pilietybę. Atsakymų iš šios klausimus galbūt sulauksim greitoje ateityje, reikia to tikėtis.
O tuo tarpu labai norėčiau padėkoti visiems, kurie mus palaiko. Iš tikrųjų, kiekvienas žmogus, kuris prisideda prie sienos darbo, yra mums tikra atgaiva ir labai šiltas jausmas. Dėkojame visiems, kas prie mūsų prisideda, kviečiame prisijungti ir kitus. O taip pat mažytis anonsas. Romano Abramovičiaus reikalai buvo pirmas, bet ne paskutinis šūvis mūsų darbuose su tarptautiniu tyrimu Cyprus Confidential. Jau greitai bus naujų medžiagų iš tų pačių kiprietiškų failų ir patikėkit, bus įdomu. Taigi, iki greito.